Šitas video yra tavo ženklas pasidaryti vision board gaminimo vakarą su draugėmis, tai dabar parodysiu, kaip jam pasiruošti. Reikia atsidaryti Pinterestą ir išsirinkti daug gražių nuotraukų, visokių gražių tekstų ir panašiai ir viską įsaugoti kompiuterį. Nueiti į Canva ir paieškos laukelėje parašyti A4 formatą ir atsidaryti bet kurį dokumentą. Taip, tiesiog viską čia išsitrinam, spaudžiam uploads ir įsikeliam visas tas nuotraukas. Tai čia prispaudžiam tų visokių skirtingų gražių nuotraukų. Ir jas gražiai susidėliojame šitame dokumente. Rašom va tokius va lapus su skirtingomis nuotraukomis. Tuomet jos tiesiog reikia išsisaugoti PDF formatu. Ir viską parsiunčiam kompiuterį. Ir reikia važiuoti atsispausdinti šių lapų ten, kur spausdina spalvotai. Taigi atsispausdinau lapus, paėmiau klijų ir tokio kietesnio popieriaus, kuris būtų tinkamas pagrindas vision boardui. Taigi atvažiavo mano draugės, iškarpėm visas nuotraukytės ir sudėjom jas į vieną dėžutę ir tuomet ratu pailiui traukiam užsimerkusios po vieną nuotraukytę ir dėliojom ant lapų. Tai buvo labai įdomu, kai nematai, ką išsitrauksi, bet mes žinoma leidom, jeigu nepatinka ta nuotrauka, apsikeisti. Na tai va ir taip einant ratu, kiekviena pradėjo maždaug dėliotis tą savo vision boardą, kaip jis atrodys, tai nerealiai fainai atrodė. Ir belia kaip patiko šitą veiklą visom. Na, o čia yra galutinis rezultatas, tai čia yra mano vision boardas, tai daug sportuosiu, daug keliausiu su savo vaikinu, tenisą žaisiu, tiesiog mėgausios gyvenimą, gal naują mašiną reiks pasiimti. Žodžiu, kad oda švitėtų, visokių čia dar įsikliau žodį health, dėl to nežiauriai susirgau atėjus naujiem metam. Tai va, tai toks va tas vision boardas, gal namus man nusipirksiu, nes ištraukiau tokią nuotrauką. Tai va, žiūrėsim, kaip čia seksis viską gyveninti, bet žiauriai faina buvo veikla, labai rekomenduoju. O čia svarbiausia nuotraukytė, I'm successful content creator, tad kviečiu mane pasekti ir padėti man įgyvendinti šį tikslą.